Taigi išspręskime 9-ąjį uždavinį, kuris prašo mūsų suprastinti reiškinius. Ir pirmasis reiškinys yra 2 šaknis iš 11 minus 9 šaknis iš 99. Ir ką šitoje vietoje reikia žinoti? Reikia žinoti, kad šaknį mes realiai galim perrašyti. Tai yra, jeigu, pavyzdžiui, turime šaknis iš 8, tai galime parašyti, kad tai yra šaknis iš 4 kart 2, tada tai yra 2 šaknis atskirai, šaknis iš 4 kart šaknis iš 2, o iš 4 traukiasi šaknis ir gauname atsakymą 2 ir lieka mūsų atsakymas 2 šaknis iš 2. Tai yra tam tikras dauginamojo iškėlimas prieš šaknies ženklą. Tai šitoje vietoje šaknis iš 99 reiktų pastebėti, kad 99 tai yra 9 kart 11. Kas iš to, mes galime šį reiškinį dabar turime perrašyti taip. 2 šaknis iš 11 minus šaknis iš 9 kart šaknis iš 11. Ta galime padaryti. Ok, žiūrim kas toliau. 2 šaknis iš 11 perrašau. Iš 9 galiu ištraukti šaknį ir man tas labai patogu. Ištraukiu šaknį, gaunu 3 šaknį iš 11 perrašau ir dabar žiūriu, kad turėjau 2 šaknis iš 11, atimu 3 šaknis iš 11, gaunu minus 1 šaknį iš 11, arba iš tiesų paprasčiau būtų užrašyti tiesiog minus šaknis iš 11. Todėl atsakymas yra minus šaknis iš 11. Gerai, spręskime 9.2 dalelę ir šį reiškinį reikia suprastinti. Turime 2 trupmenas. Štai pirmoji, štai antroji ir reikia vieną atimti iš kitos. Ir šitoje vietoje yra gerai, aišku, žinoti, kad norint trupmenas sudėti arba atimti, reikia padaryti, kad vardikliai būtų vienodi. Tai būdų vardikliams padaryti būdų, kad padarytume vienodus vardiklius yra bent keli, bet šiuo atveju būtų žiauriai gerai pastebėti, kad 2y minus 2 ir 5y minus 5 yra kažkuo panašus. Ir dar būtų labai gerai pastebėti, kad šitoj vietoj yra kartojasi dvejetas, kitoj trupmenai kartojasi penketas ir jeigu mes visą šią trupmeną, tiek skaitiklį, tiek vardiklį padaugintume iš 5, o šios trupmenos skaitiklį ir vardiklį padaugintume iš 2, tai mūsų vardiklis abiejose trupmenose taptų 10y minus 10. Ir koks jis nebūtų, realiai nelabai svarbu, kad jis būtent toks, bet svarbu, kad jis būtų vienodas abiejose trupmenose ir tada mes jau galėtume ten sudėti ir atimti. Tai, na, padarykime taip. Žodžiu, dauginam pirmąją trupmeną iš 5. Skaitiklyje gauname 15y. Vardiklyje gauname 10y minus 10. Minuso ženklą perrašau. Dabar 2,5y dauginu iš 2, gaunu 5y. Vardiklyje gaunu 10y minus 10. Ok. Dabar atimu, reiškia vardiklį perrašau, 10y minus 10. Žiūriu, kas su skaitikliu. Iš 15y atimu 5y, lieka 10y. Labai daug dešimtukų. Juos galima šitoje vietoje suprastinti. Dabar iškelkime. Tiksliau, skaitiklyje realiai turime 10 kart y. Vardiklyje turime 10y minus 10, iškeliam 10 prieš skliaustus, gauname 10y minus 1. Ir dabar skaitiklyje turim vien dauginamosius, vardiklyje turim dauginamosius ir turime po vienodą dauginamąjį, tai yra 10, galime jį išbraukti. Šnai ir lieka. Skaitiklyje lieka y, vardiklyje lieka y minus 1. Ar galime dar suprastinti? Ir atsakymas iš tiesų yra ne, nes
vardiklio jau niekaip nebeišeis išskaidyti į dauginamosius. Taigi mūsų atsakymas suprastintoji trupmena yra skaitiklyje y, vardiklyje y minus 1. Štai.